Kada kalbame su klodu, dažniausiai, kai norime iškviesti įgūdį, mes turime rašyti pasvirą į brūkšnį ir pasirinkti, kurį įgūdį mes norime. Yra būdas padaryti taip, kad klodas automatiškai pasirinktų, ar mums yra reikalingas įgūdis. Yra tokia komanda, mes ją pakeitę į false leisime palei esamą kontekstą pagal pokalbį modeliui automatiškai pasiimti, kurį įgūdį nori naudotis. Ir kaip tai galime padaryti. Pasirenkame savo įgūdį, lietuvių kalbos gramatikos tikrinimas ir padarysiu false. Dabar mano įgūdis automatiškai pasileis, kai paprašysiu tikrinti lietuvišką tekstą, nebereikės jo kiekvieną kartą iškviesti LT gramatikos tikrinimas. Jeigu parašysiu tekstą, pasakysiu tikrink klaidas ir jisai pasileis ir pradės tai atlikti.